Tai labas rytas visiems. Labai iš tikrųjų džiaugiuosi, kad jungiatės sekmadieniais, kad skiriate laiko savo, skiriate laiko susijungimui kartu. Ir visą laiką jie yra apie tą bendrystę, apie tai, ką išnešam mes kiekvienas į mūsų bendrą lauką. Ir žinote, tai yra apie mūsų naują kolektyvinę sąmonę, apie mūsų naująją matricą, į kurią mes visi keliaujame. Tuoj dar truputuką užtildinsiu kitus, kad nesigirdėtų garsai. Gerai. Va. Ir kaip ir sakiau, visą laiką dalinuosi tai, kas ateina į mano lauko per mano sąmonę ir ką aš patiriu pati. Žinote, įdomiausias laikotarpis tai buvo, kai prasidėjo, kai išvykom į Sardiniją. Sardinijoje mums parodė absoliutas, kaip jisai sukuria žmonijai naują matricą ir mum leido į tą naująją matricą įeiti. Ir dar tada aš nelabai supratau, apie ką ta nauja matrica, ką mum paduoda, ką mes veiksime toje naujoje matricoje. Nes žinote, ar ne, absoliuto dažniai yra labai aukšti ir kartais mes kaip žmonės galvojame, kad gal mes negebame tiek įeiti ir suvokti, ką mums nori perteikti absoliutas. O absoliutas jisai paruošia matricą, reiškia visai žmonijai. Ir kaip ta matrica veikia, nes dažnai žmonės galvoja, kad matrica kažkur yra toli. Kai paruošia, reiškia mums naująją matricą, tai yra nauji dėsniai, nauji principai, tai yra visiškai kitas dažnis, per kurią žmogus evoliucionuoja. Tai įsivaizduokit, ta pati matrica įeina į mūsų struktūrą ir mūsų evoliucijoje jūs jaučiate visą laiką, kad mūsų ląstelės nuolatos kinta. Nuolatos yra atnaujinami mūsų fiziniai kūnai, ar ne? Visa mūsų nervinė sistema ir viskas, kas yra susijęs su mūsų fiziologija, ar ne? Mūsų subtilioji dalis, jinai nėra atskirta nuo mūsų fizinės dalies. Tai jeigu mums absoliutas, ar ne, jisai sukuria kažkokią tai erdvę, ta erdvė reiškia eina į žmogaus struktūrą, kad žmogus gebėtų ją patirti. Tai kai eina į žmogaus struktūrą, žmogus ką daro? Jis priima, adaptuoja per ką? Per savo fiziologiją. Mes jaučiame, ne kartais būna jaučiame galva įsiplėtusi, ar ne, kažkas tai vyksta, skruzdėliukai bėga kūne, norisi poilsio. Tai reiškia, šita sistema, kuri yra paruošta nauja, įeidinėja į struktūrą ir aišku į mūsų fiziologiją, nes mes nuo to nesame atskirti. Ir tai po truputį, kas vyksta, ką paruošia kūrėjas, absoliutas, įeina į mūsų struktūrą ir į mūsų gyvenimą. Jeigu, aišku, mes nenorim jausti ir nenorim priimti tai, ką mes gauname savo struktūroje, tada mus truputį pradeda laužyti, arba su sveikata sušlubuoja, arba santykiai sušlubuoja, arba įvyksta dar kažkokie finansiniai lūžiai, į ką kviečia mus kūrėjas atkreipti dėmesį. Kodėl vyksta tam tikri dalykai gyvenime. Ir jeigu žmogus sąmoningai geba atkreipti dėmesį, atkreipdamas jisai dėmesį, pakeičia situaciją, ta, kuri vyksta šiuo metu, priimdamas būtent per tą naują sukurtą matricą. Ir dažnai mes žmonės, ar ne, labai daug dalykų sureikšminam ir galvom, kad labai kažkur viskas yra toli, neapčiuopiama, galbūt man yra sunku tai patirti. Ne, žinokit, yra labai viskas lengva ir paprasta. Tam reikia atsiverti, tuom reikia tikėti ir leisti savo dalim veikti. Nes mūsų sąmonė, ar ne, jinai yra unikali, jinai visokių būdų ieško, kaip įeiti į mūsų kūną, kaip įeiti į mūsų realybę. Suprantate, kol mes gyvename tik išoriniuose impulsuose, išorinėme gyvenime, mūsų sąmonė jinai neįgauna gyvasties, kad ta gyvastis įeitų. Tai kol negyvenam sąmonės dalyje, kol negyvename sąmonėje, tol mes gyvename nesąmoningai. Ir reiškia, neleidžiam savo sąmonėj įsilieti. O kuriai sąmonės daliai leidžiam įsilieti, tai priklauso nuo mūsų šito dabarties momento.
Ir žinote, toliau dalinausi savo naujienlaiškį mentorystėje, užbaigėm trečiadienį mes mentorystę, tai labai gražiai vėl, labai gražiai absoliutas vėl leido mum patirti, būtent sukurdamas sferą, jisai būtent mūsų fizinius kūnus adaptavo ir įvyko transmutacija. Transmutacija tai reiškia, kai tu pereini visiškai į kitą lygmenį, uždarė vieną erdvę ir atvėrė kitą erdvę. Ir atvėrė erdvę būtent naujom cheminiam formuluotėm, naujam mąstymui, naujam matymui. Ir visą tai mes jautėme labai stipriai per fizinį kūną ir visos sąmonės gyvybės kokybė įeina visiškai kitokių lygmenių. Kai leidžiame savo būti atsiverime, kai leidžiame savo tikėti, kad mes esame išties tos būtybės, kurios galime ar ne kiekvieną akimirką, kiekvieną momentą pereiti vis į kitą suvokimą ir į kitą patirtį. Nes šitos patirtis, kurios ateina, jos augina mumis. Ir žinote, ir taip yra gražu stebėti, matyti ne tik tai savo evoliuciją, matyti ar ne žmonių, kurie yra pas mane mokymuose, ir taip smagu matyti bendrą sąmonės kolektyvinį virsmą. Nes kadangi stebiu ir rašau knygą Sąmonės architektūra, tai labai tyrinėju sąmonę, stebiu, kas vyksta kolektyvinėje sąmonėje. Ir išties, kad ir kaip atrodo, daug žmonių eina savo pažinimo keliu, bet daug dar vyksta tokių iliuzinių momentų kolektyvinėje dalyje ir juos matydamas, tu tarp tam tikrus tarpsnius, kaip ir mes apsijungia į vieną lauką, galime įnešti kolektyvinę sąmonę tam tikrus dažnius, kad įvyktų transformacija ir galbūt transmutacija. Ir žinote, ir tai nėra kažkoks sureikšminimas, kad mes apsijungiame ir kažką darome. Ne, tai tiesiog yra sąmonės, kurios veikia tam tikrų lygmenių ir atlieka tam tikras funkcijas. Ir išties, kai tu prieimi tą visą kūrybą, tą visą kūrinyje, su kuria tu gyveni nuolatos gyveni per visus sluoksnius, suvokdamas, kad ne tik materija yra svarbi, bet yra visi sluoksniai taip pat svarbus, taip pat jie reikalingi, kad įkūnyti būtų mūsų realybėje, tai ta kūrinė jinai išsiplečia tokiu plačiu diapazonu ir tada atsiveria gebėjimas matyti viską. Atsiveria gebėjimas pažiūrėti ar ne per tas užmerktas, atmerktas akis. Suprantate mintį, ar ne? Užmerktas, atmerktas akis, nesvarbu, kur tu bebūtum, ar ne? Suvokimas įeina būtent per mūsų vidų, per mūsų vidinius impulsus. Matymas ateina per mūsų vidų, ar ne? Mąstymas ateina per mūsų vidų. Tai jeigu žmogus, ar ne, priimdamas tiek visos kūrinijos, tiek kūrėjo, tiek absoliuto impulsus, kuriuos suteikia ar ne mūsų evoliucijai, kad žmogus evoliucionuotų, žmogus nesipriešina tai evoliucijai, jo gyvenimas kinta kardinaliai ir nuolatos po truputį kinta, todėl kad žmogus atsiveria priėmimui tiek absoliuto, tiek kūrėjo dažniam, tiek savo sąmonėm. Ir tas atsiverimas, jis atveria begalę naujų patirčių, begalę naujų dėsnių, begalę naujų principų, tuos, kuriuos mes matome, kuriuos mes apčiuopiame. Ir tai yra taip paprasta, žinokit, taip lengva. Svarbiausia, reikia atsiverti ir leisti viskam vykti ir veikti. Bet aišku, vienas iš svarbiausių momentų, ar ne, žmogus turi įdėti pats daug veikimo šituose visuose procesuose, ar ne? Žinote, visą laiką sakome, ar ne, kad labai svarbu stebėti mintis, emocijas, savo psichiką ir tai, kaip viskas yra sulygiuota. Jeigu nėra sulygiuota mūsų mintis su mūsų žodžiu ir su mūsų būsena, tai reiškia, mes meluojame savo. Mūsų mintis, ta, kurią sukuriame, ne ta, kuri ateina automatiniu būdu ir valdo. Jinai yra netikslinė, bet ta mintis, kuri susikuria žmogaus sąmonėje, žmogus ją sukuria, žodžiai ir žmogaus vidinė būsena, jinai turi visiškai vibruoti vienoje ašyje. Jeigu to nėra, žmogus savo meluoja.
Jis meluoja kodėl, nes žodžiai skamba vienaip, mintis skamba kitaip, būsena jinai yra kitokia, o išties turi vykti viskas viename dažnyje. Ir žinote, tai yra iš tikrųjų, kad ir kaip ar ne nuskambėtų, bet tai yra darbas tiesiog su savimi, kad mes renkamės būti savyje tikru, ne su tomis dalimis, kurios nori valdyti mus. Nes išties jos labai nori valdyti, todėl kad per amžiaus kolektyvinė sąmonė yra labai nukrypus nuo kūrėjo tiesos. Ir kai yra nukrypimas, tada išoriniai dalykai žmonės atitraukia nuo vidinės tiesos, ta, kuri eina per tyrą žmogaus širdį. Apie ką aš kalbu, jeigu esate išties pajautę tą būseną, tyrumo būseną, kuri ateina per širdį, jūs suprantate, apie ką aš kalbu, ar ne? O visa kita suvokimas ateina, kad tai yra tiesa. Tai nėra kažkokia iliuzija. O visa kita išoriniai dalykai, tai yra tiesiog mūsų dėsniai, principai, su kuriais mes veikiame kasdienybėje. Ir jeigu mes neleidžiame išoriniam momentam, kurie tenkina tik tam tikrus momentinius troškimus, momentinius norus, neleidžiam jiems valdyti, tada mes einame ir evoliucionuojam po dalytę, ar ne, vis einam vis toliau į savo vidinę ašį ir į savo vidinės dalis. O kad išorė impulsuoja, kad kolektyvinė sąmonė impulsuoja žmogų nukreipti nuo savo vidinės tiesos, tai yra tiesiog taip šitoje realybėje. Bet tik tai mes priemam sprendimą, kaip mes su tuo gebame susitvarkyti ir išnaviguoti savo realybėje. Ir ką įkūnyti savo realybėje, ar ne? Dažnai, žinote, man žmogus sako, aš mėgstu labai komunikuoti, viskas yra gerai, jeigu tu komunikuoji per tą širdies dažnį ir vyksta tam tikri mainai, vyksta tam tikra sklaida. Bet jeigu žmogus komunikuoja todėl, kad nenori jausti savęs, užpildyti kiekvieną savo laisvą laiką su kažkuo komunikuojant, tai reiškia, nėra apie tą vidinę tiesą. Tai yra apie bėgimą nuo savo esmės ir nuo savo esybės. Suprantate, ar ne, apie ką aš kalbu? Ir tai yra visur. Aš tik tais tokį kaip pavyzdį, ar ne, paprastą pavyzdį pateikiau. Kas vyksta toliau, ar ne, dalinausi, jeigu klausėte, ar ne, apie mūsų dėmesio energiją. Kaip yra svarbu mūsų dėmesio energija ir ką mes turime savo viduje, ta būsena, jinai tiesiog rodo, kas mūsų yra realybėje, kas yra mūsų gyvenime. Tai, kaip ir sakau, tai yra viskas taip paprasta ir lengva ir tuo pačiu sudėtinga, todėl kad labai daug yra prisirišimų ir įsitikinimų. Stebint kolektyvinę sąmonę, ką aš galiu pasakyti, ką aš matau, tokia yra tendencija. Ir žinote, kadangi jau gegužės mėnesį pirmą kartą patyriau kaip absoliutas, mes patyrėme stovyklą išties visi. Absoliutas sukūrė tą naują lauką, naują matricą. Ir dar taip nelabai buvo aišku, link ko mes einame, bet matau, kad jau daugiau žmonių tai patiria, nes ta matrica įėjo į mūsų struktūrą, mes tuos dažnius jaučiam ir mes su tuo dažniu jau pradedam gyventi ir įkūnyti tai, kas ateina. Ir žinote, ir kas vyksta realiame mūsų gyvenime, kai ta matrica įėjo, rugpjūčio mėnuo taip pat nėra atsitiktinis mūsų realybėje. Dabar žiūrėkite, ar ne, planetos jos sudėlioja tam tikrus dalykus, būtent žmogaus evoliucijai, žmogaus sąmonės virsmui. Tai vyksta, ar ne, buvo, reiškia, pikas pilnaties, buvo nuo 29 iki 31, dabar tęsis iki 8 dienos, iki tų simbolinių liūto vartų, reiškia, skaičiai, kas yra liūto vartai. Tai yra 8, tai yra begalybė. Suprantat, mes įeinam į begalybę. Įeinam į begalybę ir po to prasideda nuo 12 dienos, prasideda užtemimas, įsivaizduokit, kels viską, ta naujoji matrica ir reiškia, tie dažniai kels viską iš žmogaus struktūros, kas yra nebereikalinga ir su kuo žmogus eiti nebegali. Tai va tuo laikotarpiu ir jisai tęsis iki pat mėnesio galo, svarbu išbūti savyje
išjausti ir matyti ir priimti tai, kas ateina. Nežinokit, bus visko, nes viskas turi išeiti, einant į naująją matricą, nes tos naujosios matricos dažniai jie kels viską. O kas padės kelti? Padės kelti užtemimas. Ar ne? Mes nesam atskirti nei nuo vienos planetos, mes esam visi sujungti, mes imam iš planetų informaciją, mes su jom keliaujame. Ir ką tada? Ir taip keliausime, kai viskas išsikels ir keliaus žmogus į naująją matricą. Tai žiūrėkite, tai rugpjūčio virsmas yra kolektyvinės sąmonės virsmas. Ir kaip svarbu prisijimti atsakomybę, ką mes išties nešam savyje, kokią nešam būseną, ką turime savyje. Ir žinote, ir dar šiandieną toks ryte buvo atėjęs suvokimas. Žinote, kadangi mes ar ne medituojame, kvepuojame, stebime savo, reiškiasi, pojūčius, būsenas, kaip mes naviguojame savo realiame gyvenime. Ir šiandieną man taip man paprastai buvo, aš tiesiog ryte atsikėlus, aš atsikėliau prieš 7, nuėjau į dušą ir lankščiau, žodžiu, paskui rūbus. Ir aš lankstydama tos rūbus jaučiu, kaip komunikuoju su kūrėju ir paprastuose dalykuose mes galime būti visiškai pilnai jungtyje. Suprantate, nereikia mums eiti specialiai medituoti, nereikia mums eiti ar nespecialiai daryti. Aišku, iki to momento, kol neturime to pilno jungtinio ryšio, reikia eiti, reikia įjungti tą praktikinę valią, kad žmogui natūraliai viskas pradėtų eiti. Bet kai mes jau atsiveriame visai pilnai, priimame viskas, kas ateina, tada natūraliai, ką bedarytumėm, ar ne, maistą gaminam, valgyti darom, geriam arbatą, natūraliai visur vyksta ryšys. Ir pastebėkite, kaip ryšys vyksta su jūsų kūnu. Dabar žiūrėkit, ką kalbėjau apie dėmesio energiją. Ne? Dėmesio energija yra visur. Visur. Tai reiškia, kur mūsų dėmesys, ten mūsų energija. Tai dabar žiūrėkit, aš dalinaus ar ne, būtent video, kad pavyzdžiui man svarbu, kad namai būtų švarūs, nes aš jaučiu, kai man tada energija, jinai pakinta mano kūne. Galėtum sakyti, kad tai yra psichikoje, bet ne. Tu jauti, kad iš karto tau energija atlaisvėja, ar ne? Visus senus daiktus tu išmeti, nereikia nieko laikyti, bet esmė tai yra apie mūsų kūną taip pat, ar ne? Kaip svarbu, ką mes dedame į savo kūną. Jeigu mes dedame kažkokį tai, ar ne, užkištą maistą ilgą laiką, tai mūsų kūnas vėl jis nebeturi energijos. Tai jeigu ten, aišku, suvalgome kažką, kas ar ne yra, kas mūsų kūnui galbūt nepatinka, ar ne vieną kartą, nieko tokio. Bet jeigu mes jį nuolatos aliname, tai kaip mūsų kūnas gali turėti energijos. Tai čia vėl tokie paprasti, elementarūs dalykai. Jeigu noriu jaustis gerai, tai reiškiasi, į savo kūną šventovę dedu tą maistą, kuris tinka mano kūnui. Aš nekalbu apie maistą, kuris, pavyzdžiui, ar ne, tinka vienam arba kitam, vegetaras, veganas, visavalgis. Aš ne apie tai. Kiekvienas kūnas turi jausti, kas jam tinka. Tai suvalgom ir mes jaučiame, ar ne? Ir jeigu mūsų kūnui tai tinka, mes esam energingi, tai reiškia, ta energija man tinka. Bet jeigu aš pavalgau ir man reikia prigulti ant sofos, tai reiškia, šita energija man netinka. Tai kas priima sprendimą? Žmogus priima sprendimą, kad aš savo energiją valdau visur. Savo kūne, savo namuose, ar ne? Savo lauke ir visur. Ir ta būsena, kurią aš turiu, aš nešu visame kame, kur aš esu. Ir ta būsena, kuria yra mumyse, tai reiškia ašis, mintis, žodžiai, emocija ir mano būsena, jinai atspindi mano realybę, atspindi mano santykį, atspindi ar ne mano, reiškiasi, finansus, atspindi mano būtį, atspindi viską, atspindi mano erdvę. Tai yra, kaip ir sakau, ir paprastas labai toksai momentas, ir tuo pačiu žmogui galbūt sudėtingas. Tai va, mėlieji, tai turbūt šiandieną tiek apie tai, kas ėjo tiesiog iš manęs, nes kai susijungiau visiškai pilnai su viskuom, su visom savo dalim, sėdėdama leidau srautui pradėti tekėti, tiesiog informacija atėjo ta, kuri reikalinga ir tikslingiausia kiekvienam iš mūsų. O dabar, mėlieji, galite, jeigu turite klausimų, galite užduoti kokį klausimą ir keliausime, kaip visada, į meditaciją.
Ar niekas neturite klausimų? Tuoj pažiūrėsiu, galeriją jungiu. Va. Kad matyčiau visus. Neturit klausimų. Gerai. Tai ką, tai jeigu neturit klausimų, mes tiesiog, jeigu norėsit paklausti, visą laiką galit parašyti man asmeniškai. Ir visą laiką, jeigu turėsiu tą informaciją, aš atsakysiu. Jeigu neturėsiu ar ne, galbūt jinai ateis per kažkurį tai laiką. Tai ką, mielieji, kviečiu jūs tiesiog įsitaisyti patogiai, truputį pakvėpuoti giliau. Ir atsiverkit savo. Atsiverkit savo, jeigu jaučiasi, uždėkite rankas ant širdies. Ir pradėkit jausti save. Kvėpuokite giliau. Nes energijos rautas jau yra paleistas. Ir aišku, jūs jį jautėte jau ir anksčiau, kol aš dalinausi. Ir kas dabar vyksta? Dabar kūrėjas leidžia į visą struktūrą kristalinius energetinius dažnius, paruošdamas lauką. Jūsų perėjimui į būtent šitą laikotarpį rugpjūčio mėnesį. Ir tie dažniai yra jūsų vidinės tiesos dažniai, kurie nei kaip niekas kitas neleis jums nukrypti nuo tos tiesos. Ir per šitą energiją jūs pradėsite jausti, kitokius vidinius dėsnius savyje. Supraskite, dėsniai, principai, viskas yra jumyse. Ir tie dėsniai, principai, jie gimsta dabarties momente. Galėsite pradėti iš karto jausti, kad keičiasi ne tik mąstysena, bet keičiasi visas sąmonės veikimo principas. Ir galite jausti, kaip plečiasi galva ir atsiranda tiesioginis ryšys su gyvybe. Ir jūsų viduje, jaučiat savo širdyje, gimsta aiškumas. Ir pradedi jausti viduje būseną, tą būseną, kuri visiškai pilnai tave suderina su tavo aukščiausia sąmonės tvarka. Nes ši tvarka įeina visiškai per kitą matricinį mechanizmą. Ir dabar gali pradėti jausti santykį su savimi ir su ta nauja gyvybe, kuri teka į tave, ir visiškai kita kokybė.
gali pradėti jausti visų vidinių sluoksnių susijungimą, kaip visada savo kūno, netgi proto, širdies ir visos dvasinės prigimties. Jauti, kaip tavo nervų sistema, jinai tampa jautri subtiliai informacijai. Ir šis laikotarpis, jisai stiprins tavyje priėmimą, įžvalgas, kūrybinius impulsus ir aišku vidinį vedimą. Ir pradėsi jausti ir dabar išplatėjusi gyvybės informacijos lauką. Ir dabar jauti, kaip kūrėjas tavyje stiprina savąjį principą. Tai reiškia, kūrėjas įeina į tave kaip žmogų stiprindama savąjį principą. Ir šis momentas yra apie tave, apie tavo vidinį virsmą ir tuo pačiu tu jauti, kaip tu tampi tuo žmogaus dalimi, kuri tampa gyvų impulsų bendrai žmonijos kolektyviniai sąmoniai, žmonijos sąmonės lauke. Kiekvienas tavo apsisprendimas, atsakomybė, vidinės tiesos, ramybės, meilės būsena tampa indėliu į visos žmonijos evoliuciją. Ir natūraliai tai vyksta tavo gyvenime. Ir tu jauti ryšį, prigimtinį su kūrėjo gyvybė. Ir šitas ryšys tampa tavo naujų gyvenimo pagrindu. Ir tu jausk savyje tai. Dabar išbūkite savo viduje, jausdami širdį, kūrėjo gyvybinę energiją, viską, kas vyksta, visą srautą, kuris įteka. Ir svarbiausia, užfiksuokite tai. Dažnai žmogus manęs klausia, kaip tai užfiksuoti. Tai va čia dabartinė būsena, kurią tu jauti, leis, kad nueitų pilnai per visą tavo struktūrą, užsifiksuotų tavo ląstelėse ir tada fiksacija įvyksta, tai vyksta kaip prisiminimas va tos būsenos, kurią tu gali išjausti. Kvėpuokite vis giliau, turėkite ryšį pilnai su kvėpavimu, su gyvybinė energija.
nes gyvybinė energija jį padeda viskam. Įeidinėti ir palengvinti visą veikimą, kai vyksta subtilūs procesai mūsų struktūroje. Nu va, ir dabar labai gražiai matau, kaip visų struktūra pakitusi. Man taip dabar taip įdomiai rodo, aš matau taip ją tokią baltą, visą struktūrą, jeigu įmant, žiūrint kaip fizinis kūnas, jis yra toks išilgėjęs, bet aplink fizinį kūną yra toksai kaip gaubtas ir paskui ties, reiškiasi, gerklių čakra, toks didelis, gaubtas, apačioje reiškia eina toks tiesus ir čia toksai kaip grybo, kaip grybas, būtumėt kiekvienas kaip grybė. Taip viskas išdidėjo ir struktūra visa paruošta naujiems absoliutiniams dažniams. Kai kam, aišku, gali būti sunkoka, galbūt ne taip paprastai įeis į struktūrą, nes kadangi absoliutas jisai sukūrė tą matricą ne kažkokiai daliai žmonių, o visai žmonijai, ir tos sąmonių būtybės, tai reiškia žmogiškos būtybės, kurios geba ar neapdoroti tą informaciją ir priimti, tai reiškia ir įeidinėja į sistemą. Kiek pasireikš materijoje priklausys tik tai nuo jūsų individualiai. Ir dabar, kadangi kūrėjas paruošė struktūrą, jūs atsiverėte ir kadangi šis laikotarpis yra labai toksai žmonijos evoliucijos virsme labai svarbus, galite pradėti jausti, kaip į struktūrą po truputėlį įeidinėja absoliutinės dalelytės. Ir aišku, su absoliutiniam dalelytėm pradėsit jausti stipriai galvos plėtimasi. Kai kas atsipalaidavimą, kas jau esat patyrę absoliutinių dalelyčių, reiškia tą transmutaciją. Kiekvienas individualiai, bet tiesiog atsipalaiduokite. Tai yra svarbu, kad atsipalaiduotumėt ir kad įeitų viskas į jūsų struktūrą. Ir gražiai dabar matau, kaip įeidinėja į tą, reiškia, visą suformuotą grybo formos tą išskleistą energiją, kur suformavo kūrėjas, ir įeidinėja į ją absoliutinės dalelytės. Ir su tom absoliutiniam dalelytėm jūs pradėsite jausti, ar ne, kad įeidinėja matricos, nauji dėsniai, principai, naujosios matricos visa visuma, su kuria žmogus gyvens, ir tos matricos būtent visos, reiškia visa cheminė formuluotė, jinai iškels absoliučiai viskas, kas yra sena. Nes šitos dalys jos nežaidžia ir nelaukia, jos tiesiog viską išstums labai greitai. Ir vieniem tai gali būti lengviau ir paprasčiau, kitiem tai gali būti skausmingiau, jeigu yra labai stiprus prisirišimai. Netgi turiu tokių pavyzdžių, kad žmonės kiti sako, aš nenoriu eiti tą naująją dalį, todėl kad man dabar labai yra gerai, nežinau, kas manęs gali laukti, kai eis tos naujos dalelytės. Bet reikia suprasti vieną paprastą dalyką, ar ne, kad niekas nedings nuo šitos evoliucijos, nes ta evoliucija yra globali, ar ne, jinai yra globali, jinai yra visatinė, ir čia norim to ar nenorim, vis tiek visi žmonės turi evoliucionuoti, ar ne. Tie dalykai galbūt mokslo nėra visai pilnai patvirtinti, bet manau, kad neužtruks daug laiko, kai mokslas pradės tai visiškai pilnai įnešti kaip į mokslinius dalykus. Ir atsipalaiduokit dar labiau, nes tos dalelytės įeidinėja, jūsų galvytės plečiasi.
Ir galite pradėti jausti, ką kūrėjas padaro, kai reiškiasi mumis užlieja savo energetiką. Tai per kūrėjo energetiką mes jaučiame labai daug darnos, meilės, harmonijos ir priėmimo savo struktūroje. Ką padaro absoliutinės dalelytės? Jos kviečia veikti ir įlieti naujumą į save. Būtent šiuo momentu, kas vyksta. Nes kiekvieną kartą yra skirtingai paduodami dažniai. Nu va, kaip gražiai įeidinėja. Ir dabar ką aš matau, ar ne, matosi, nu va, kaip pavyzdžiui, ar ne, yra matrica ir ta matrica naujoji, ar ne, labai iš daug skirtingų visokiausių formų, geometrinių formų, jungčių labai daug, visokiausių matematinių dalykų, fizikinių dalykų. Ir tai yra tiesiog, žinote, tai, kas vyksta, ar ne, nėra nei stebuklai, nei kažkas tai neapčiuopiamo. Tai yra tiesiog vienu žodžiu pasakyti galima magija. Magija. Kodėl sakau magija? Todėl, kad magija yra ir fizika, ir matematika, ir subtilusis pasaulis. Va. Kaip gražiai. Ir leiskit savyje pajausti tą besąlyginę meilę viskam, šitam grožiui, pajaust tą kūrinyje, išties visą kūrinyje pajauskit. Ir tuo pačiu jauskite daugiamatiškai, kaip veikia jūsų struktūra, absoliutinės dalelytės. Galėsit pradėti jausti, ar ne, kad įvyksta tam tikri transformaciniai dalykai. Ir kai įvyks, dar dabar nevyksta, tokie transformaciniai vyksta įeidinėjantis ir pajausite truputį vėliau kitus pojūčius. Kiekvienas žmogus, ar ne, ne tik esam žmonės, ar ne, esam sąmonės, esam būtybės, turim savo misiją visuose skirtingose sluoksniuose. Kaip žmogus, ar neturime kažkokią vieną misiją, kurią atliekame, jeigu užbaigėme šitame gyvenimo momente vieną ciklą arba laikotarpį, mes perinam į kitą misiją. Ką turiu omeny į kitą misiją? Žmogus atėjęs į žemę, atrodo, turėtų turėti vieną misiją, jeigu jisai išgyvena per tą gyvenimą savo vieną gyvenimą. Bet gali su ta viena misija žmogus praeiti begalę gyvenimų ir vis tiek jos netlikti. Bet galima ir per šį gyvenimą atlikti ne vieną misiją ir suvokti, kad gyvename jau ne vieną gyvenimą šitoje reinkarnacijoje. Ir jūs jau jaučiate, kas tai darote ir kas jau patyrėte ne vieną gyvenimą šitam gyvenime. Nes iš ties tai yra. Ir aš tai pajutau visai nesenai, gal prieš kokią savaitę suvokiau, kad šitame gyvenime jau gyvenu ne vieną gyvenimą. Tai tiesiog yra dažniai. Tai yra tiesiog praėjimai visų suvokimų matymo, mąstymo dalių, kurios perina į kitą cikliškumą. Tai yra apie tai. Gerai, mėlyjeji. Pakvėpuokit, dar labiau atsipalaiduokit. Pajauskite visos kūrinijos meilę ir
pilnai leiskit, kad viskas įeitų, pamatykit savyje tas dalis, kurios yra keliamos, kai įeidinėja absoliutinės dalelytės. Priimkite jas ir transformuokite, kad galėtumėm eiti į tolesnį procesą. Darbas tiesiog vyksta jūsų pačių lauke, jumise. Ir dabar kuo daugiau dalelyčių įeina, tuo labiau jūsų struktūra kinta ir galite jausti tokį kaip ir pakilėjimą, atrodo, nuo žemės ar ne nuo savo vietos, kurioje esate. Tiesiog galite pajausti pakilimą. Kodėl jisai jaučiasi? Todėl, kad pakylam į kitą dažnį. Ir dabar galite pradėti jausti visiškai pilnai visą savo energetinę struktūrą, ypatingai viršutinę karūnos čakrą, nes viskas išsiplėtė taip stipriai nuo tų dalelyčių. Galite pradėti jaustis, kaip viskas vyksta pokytyje ir įvyksta perėjimas, tiesiog vyksta transmutacija. Ir pradedate jausti absoliutinę gyvybę. Ir aišku, kai prasideda šitas procesas, galit visaip jausti. Galva gali būti užspausta, gali būti ir pykinti gali visaip. Ir jausmas tas, kai ateina absoliutinė gyvybė, iš karto galite pradėti jausti naują kūrybos formą, kokybę. Ir atveria iš tikrųjų daug skirtingo matymo, suvokimo. Tiesiog aš taip matau, tokias formas matau lenktas
Ir tos lenktos formos man rodo, kaip ar ne, eina vienos į vieną pusę, kitos į kitą. Ir senos dalis, visi tie įsitikinimai, senos matricos, viskas išeina iš struktūros, reiškia, išeina, o naujos absoliutinės dalys įeina į jūsų struktūras. Ir jūs tai jaučiate patys per savo vidų. Jeigu išties esat savo viduje, jūs tai jaučiate. Jeigu esate kažkur išorėje, to nejausite. Tik jūsų apsisprendimas, kaip aš noriu patirti save šitame dabarties momente, priklauso nuo jūsų apsisprendimo. Dabar, kaip reiškėsi, įvyko ta transmutacija ir tos absoliutinės gyvybės forma įeidinėja į struktūrą, galite jausti tokius, tokį įdomų, dar nejaustą būties momentą, kuris visiškai pilnai jungia jūsų nebūties tašku. Tai reiškia su jūsų pačių nebūties tašku, o būti galite išjausti visai kitaip. Ir šita momente gali pasireikšti daug dalykų jums, ar ne? Nauja kalba, šviesos kalba, nauji suvokimai, labai daug dalykų, būtent per tą, reiškia, jūsų prigimtinį tašką ir nebūties tašką įeidinėja jūsų pačių iš vis dar nepatirtas potencialas, kuris yra būtent per naujos matricos dažnį, reiškia, galimybės suformuoti gebėsite patys savo lauke, ant kiek viskas vyks kitaip per naująją matricą, galimybės jau ne tik tai kūrėjas suformuos, bet ir pats galės žmogus suformuoti, ir tas galimybės galės suformuoti tiek savo realiame gyvenime įkūnyti, tiek galės suformuoti, reiškia, galimybės, kad veikti su jom kurioje nors kitoje planetoje. Ir aišku, tai vyks jungti su kitom planetom. Ir iš ties tai jau vyksta pas kai kuriuos, bet niekada neabejokite tai, kas vyksta su jumis. Nes jeigu tik suabejosite, nesvarbu apie ką tai būtų, ar tai būtų jūsų žemiškas lygmuo, jeigu jūs netikėsite tai, ką jūs darote savo veikloje, savo darbe, ir netikėsite tai, kas vyksta jūsų viduje, žinokit, tiesiog jūsų dėmesio energija, jinai bus disbalanse ir jūs nesuvoksite iš ties, kaip veikia visa jūsų struktūra ir kaip veikia jūsų dėsningumas ir jūsų principai. Suprantate, apie ką aš kalbu? Nes negali būti vieną minutę abejoju, kitą minutę tikiu ir darau ir vėl abejoju. Ne, turite visiškai būti atsidavę priėmime, atsiverime ir tikėjime savyje. Tik taip gebėsite savo visą sistemą, visą struktūrą pažinti, įvaldyti ir gebėti įkūnyti tai, kas ateina. Nes kodėl meditacijos metu
visiškai pilnai atsiduodate tikėjimui, nes esate visai kitame dažnyje, visiškai kitame, bet tik tai grįžimas vyksta į žemę, išoriniai dalykai kažkiek atitraukia ir pradeda abejoti. Tai va čia pagrindinis dalykas, ką žmogus turi išugdyti, neabejoti, priimti ir atsiverti būtent tai, kas su juo vyksta. Atsivėrėm gražiai, įvyko graži ir transformacija, ir transmutacija, tiek jungtis su kūrėju, tiek su absoliutinė gyvybė. Gražiausias perėjimas, ar ne, į absoliutinę matricą, kurie yra ne kažkur tai, o jūsų struktūroje. Visas dėsningumas, principai, visas veikimo mechanizmas, kuris bus įgalintas tik per jūsų veiksmą ir per jūsų struktūrą. Viskas yra vientisa. Jauskit save vientisa kūrinijos dalimi. Ir tada bus lengvai apčiuopiama, matoma ir to, ko labiausiai protas nori, bus matomas tas rezultatas kasdienybėje. Ir va vėl gražiai, taip vėl eina srautas vėl iš absoliutinės erdvės. Vėl jauskit stipriai tą impulsą, kuris įeina, jauskit jį, nes jis įeina per visą struktūrą, kiekvieno jūsų struktūrą. Dabar parodė, kaip gražiai apsivainikavo, reiškiasi tokios auksinės gijos su mažais branduoliukais, apsivainikavo, reiškiasi kažkur va tam lygmenį nuo 8 iki 13 dimensijos. Ir va šitas, reiškiasi, apsivainikavo tos gijos su branduoliukais, sudarydamos tam tikrą sistemą. Ir tą sistemą labai gražiai matau, tai yra aišku tos proceso absoliutinės dalytės, jos gražiai, reiškiasi, ką susiformavo per mūsų bendrą jungtį, įeina į kolektyvinę dalį. Ir žinot, kas įvyko, kas įdomiausia, jos pasiskirstė į 7 dalis, pasidarė 7 skirtingos sistemos, tos gijinės sistemos su tais branduoliukais absoliutiniais ir pasiskirstė po skirtingas žemės vietas. Ir dabar vėl man rodo, kad šitas procesas, kuris vyko su mumim, irgi vyko būtent šituo pačiu metu, kitose laiko juostose ir būtent parodė 7 vietose.
Aš užrašiau būtent kokiose vietose vyko. Tai vyko Pietų Amerika, Afrika, Rusija, Europa, Azija. Įdomu tai, kad Ramiajame vandenyne, ir iš karto mano mintis buvo suformuota, tai kas Ramiajame vandenyne, tai būtent vyko su banginių sąmonėm ir Australija. Tai pasirodo, banginių sąmonės taip pat prisideda prie žmogaus evoliucijos. Nu va. Dar srautas teka, bet pats procesas užsibaigė. Kaip visą laiką srautas ar netekės tiek, kiek priims mūsų sistema, kiek priims mūsų struktūra ir kiek gebėsim apdoroti visų šitų dalelyčių. Bet pagrindinis ir svarbiausias dalykas yra procesas, kuris vyksta mumise, o po to mūsų suvokimas leisti savo fiziniui kūnui viską adaptuoti, integruoti ir duoti fiziniui kūnui daug skysčio, tai vandens, poilsio, viskas pagal jūsų pačių poreikį, pagal jūsų pačių energiją, nes tikrai turiu klientų, kai kiti, kurie sako, po meditacijos arba po sesijos reikia arba pailsėti, arba turiu tiek energijos, kad nežinau net ką daryti. Tai čia viskas priklauso nuo jūsų kiekvieno individualiai. Tai va, mėlėjai, tai galite grįžti save, pajausti save, padėkoti savo, visom savo dalim, padėkoti kūrėjui, absoliutui ir vienas kitam. Ir jeigu kažkas tai norite ir jaučiate, kad norite pasidalinti procesais, kurie vyko, tikrai labai kviečiu jūs tai padaryti. Nes man atgalinis ryšys yra labai svarbu, ką jūs jaučiate, ką jūs patiriate. Jeigu kažkas norite, kažkas jaučiate, kad norite tai padaryti, įsijunkite savo garsiakalbį, kamerą. Aš suprantu, kad dar vyksta procesai, kad galbūt sunkoka ir grįžti. Gerai. Tai kadangi nesidalinote niekas dabar, tai tada prašau jūsų pasidalinkit man asmeniškai, ką patyrėte, ką suvokėte. Ir linkiu jums palaimintos dienos, palaiminto laiko ir išbūti visiškai pilnai toje kokybėje, kurią šiandieną patyrėme, išbūti visiškai pilnai ar ne tame savo stabilume, savo ašyje, kad viskas būtų sulygiuota per mintį, emociją, žodį ir būseną, kad išties tai vyktų. Žiūriu, Redulė įsijungia kamerą, gal Redulė pasidalint nori? Ne. Gerai, mėlyjeji, tai ką tada? Linkiu jums tikrai palaimintos dienos, apkabinu jumis ir iki susitikimų. Iki. Iki, ačiū širdingai.